tai dar vienas E90 video. Tai šį kartą būtų, kaip pakeisti stiprintuvo skystį, bet aš keisiu kartu su bakeliu, nes aš pradėjau keisti skystį ir kai pamačiau, koksai čia bakelio stovis, tai aš įsigandau. Pažiūrėkit visas tas nuosėdas. Pats skystis tragiškas, o bakelis irgi va visas dugnas, matot? Ir vairo stiprintuvo sistema, dirbant labai aukšto krūvio, labai aukšto spaudimo ir ten tik laiko klausimas, kol su prastu skysčiu jūs sugadinsite gumas, visokius salinikus ir žodžiu jums pradės gesti. Taigi, kadangi aš jau įpusėjau, tai tiesiog papasakosiu, ką dariau. Tai pirmiausia, jums reikia paprasčiausia va kažkokio tais va nuo muilo. Nėra sudėtinga jį rast. Tai kiek galite išpumpuojat, pasiemat kažkokią čia buteliuką ar kažką, vietos čia kaip dvare, tai čia galite į bet ką, šį didžiulį 5 litrų talpą tiesiog, tą pačią, kur ir tepalą kaupiu, kur po to išvešiu. Tai paėmiau supyliu, tiksliau išpumpavau, šiek tiek nykščiai pavarg, bet taip jau yra. Tuomet, kad norėtume daugiau šiek tiek išpumpuotą likutį, kad kuo daugiau, nes jeigu nuimsit šlangas, tai jums po to pradės bėgti, tai vat kraštuose dar gali šiek tiek giliau prieiti. Taip, ir kai tuomet išpumpuojat į visą, čia pas mane buvo šitie vienkartiniai originalūs hamutai. Ir tai reiškia, kad čia dar originalus yra bakelis. Tai šitas automobilis jau ne kartą aplink pasaulį apvažiavęs, tai žinokit, tai taip, tai jau tikrai laikas atėjo keisti jį. Tai va, tai ką reikia tada daryti? Su kom nors, ar repliam, ar kom nors, aš panaudojau šitas. Biškutį įkalbinėjimo su šitom užteko, kad atvėpti ir ištraukti. Tai ką aš dariau? Tai aš tada atsisukau šitos varžtus. Čia yra tiesiog 10 varžtukai su tarpinė. Tada iškelt. Nusimovau pirmą šitą šlangą. Ką aš tada dariau? Paėmiau dangtelį nuo brake cleanerio ir iškart pakišau po rezervoru, po šitą talpyklą. Ir dar pakišau skudurėlį, kad, žinot, nebūtų nuotėkio. Man jisai iškart prisipildė pilnas, nes čia tame filtre, va čia tą apatiniai daly, iš tikrųjų gan nemažai tos skyščiai yra, kurį neišeina išpumpuoti. Na, gal mano šitas reikalas buvo šiek tiek per trumpas, tai jums geriau pasiekt galbūt. Taigi, tai aš ką padariau, kai jau šitas buvo pilnas, aš, ta prasme, paėmiau ir jį atitraukiau čia ir paguldžiau. Galit kažkom jį įremt, kad jisai laikytųsi. Tada išpyliau tą ir vėl pakartojau, kol buvo tuščia ir nebebėgo iš tos siauresnės šlangos. Tada numovau nuo šitos, tiksliau numovau šitą ir lygiai tą patį dariau. Iš karto greit pakišau, žodžiu, ir sugaudžiau kiek įmanoma. Tai vat. Ir ką? Ir dabar važiuoju nusipirkti naują bakelio ir tada pratęsiu, ką toliau daryti. Taip, tai grįžau iš parduotuvės. Atsiprašau už pašalinius garsus, jeigu labai girdės. Taip, tai kadangi aš turiu ne vieną mašiną, tai aš tiesiog visada nuvažiuoju iki Olto ir nusiperku, ką man reikia. Tai jūs, aišku, būkite iš anksto pasiruošę. Tai turbūt jums visai pravartu būtų žinoti, jeigu pas jumis irgi yra tokių pat variklių. Tai va, kodukas. Va. Susistabdykit, kad susižiūrėt. Ir aš nusipirkau šitą bakelį. Yra identiški, viskas čia tvarkoj. Tai dabar jums reikia... dar taip pat nusipirkau šitus hamutus rimtesnius. Tai mažesnis būtų 12,22, o didesnis būtų 16,27. Tai dabar ką darysim, tai persidėsim šitą laikiklį. Nu ir tada uždėsim čia hamutus. Užmausim šlangas, priveršim. Na ir tada parodysiu procedūrą, kaip užpildysim ir pakeisim patį skystį. Taip, tai laikiklį uždėjau daugmaž į panašią vietą. Čia iš tikrųjų didžiulio skirtumo nėra. Visada galite pataisyti jau, kaip bus čia. Ir uždėjau hamutus. Nu ir dabar belieka gražiai uždėti. Ir dabar, kai jau pilnai užmovėt ir pastatėt į vietą, užverškite hamutus. Taip, tai labai nepersistengkit jų veržiant, nes visgi vis tiek veržit ant plastiko ir jeigu persistengsit, tai galit sulaužyti. Tai aš tiesiog veržiu su atsuktuvu ir kai jau taip sunkiai, jau taip nebenori, taip iš visų jėgų kiek įmanoma, bet va, su atsuktuvu. Ir svarbiausia esmė, kad priverš taip, kad jisai nejudėtų, kad neišeitų jums pasukto šlangos.
ir čia tikrai niekur nepabėgs, o jeigu jau matysit, tai tiesiog dar paveršit ir tiek. O kitas dalykas, tiesiog galite sugadinti patį hamutą. Sukat ir jis būna tiesiog toksai silpnas, nekokybiškas ir tiesiog nusisriegina save. Nors aš ir turiu Lidlinį komplektą, bet aš jais tikrai nepasitikiu. Iš metalo tiesiog matas, kad, ta prasme, kad čia tikrai jie taip ir sais būtų atsitikę. Tai atgailėjau ir nusipirkau šiek tiek kokybiškesnius ir manau, čia puikiai viskas laiko. Taip, tai ką tada darom sekantį dalyką? Tai prisipildom šitą rezervuarą mūsų naują iki normos. Norma, tai matot kaip čia va, jeigu pritrauktų. Tai tarp to apatinės jos tikės ir tarp tos. Bent jau, kad būtų kažkas va čia va, toj srity. Nors šiaip geriau pripilkti daugiau, nes jeigu dabar tas dar filtras ten jisai nepermirkės, tose šlangose biški nėra. Tai geriau šiek tiek daugiau. Ir ką tada darom? Užkuriam variklį ir vietoje sukam į vieną pusę, į kitą pusę, taip kokius 5 kartus. Aš kadangi savęs nenoriu nusinuodyti garaže, tai aš tą darysiu lauke. Ir iš tikrųjų, jeigu yra galimybės, tai galite šiek tiek ir pasivažinėti, pilnai susukant vairą po aikštelę, judant, ta prasme, į metus bėgį, taip dar mažiau, kaip sakant, streso visai tai sistemai. Tada vėl išpumpuojat, kiek įmanoma, pripilat ir taip sunaudosit visą litrą stiprintuvo skysčio. Dažniausiai ant šitų senų BMW eina būtent šitas skystis. Tai va, tai jums reikės kokių 3-4 kartų, va taip va, pripildyti, išleis. Ir jūs didžiąją dalį skysčio bus per košę ir jums to pakaks. Ir geriau šitą procedūrą daryti kas metus, negu čia vargintis ir ten kažkur prie stiprintuvo kolonėlės šitos išleidinėt. Tikrai to nebūtina daryti. Vien tai, kad pakeitėt bakelį ir dabar pakeisit kokį 80% skysčio, jau bus gerai. O jeigu labai norit, tai sakau, galit nusipirkti 2 litrus arba galit tiesiog po savaitės ar po mėnesio vėl pakartot, negu kad, sakau, ten terliotis po mašiną kažkur palindus. Tai vat, kartokit, kol baigsis jūsų skystis, ir džiaukitės, padarę gerą darbą savo automobiliui. Sėkmės!